Gerbiami Vilniečiai ir mūsų miesto svečiai, vasario 23 dieną apie 5:56 minutės Vilniuje, Ukmergės gatvėje, prie 284 numerių pažymėto namo, priešais Chemie autoservisą, važiuojamoje kelio dalyje, galimai pilkos spalvos Toyota markės automobilis, partrenkė ir mirtinai sužalojo 27 metų pėstįjį. Vairuotojas iš įvykio vietos pasišalino. Partrenktas žmogų automobilis vilko Ukmergės gatve, pasuko į dešinę tarp prekybos centro Maxima ir Ford Vista atstovybės ir vilko iki sankryžos su Baltrušaičio gatve. Dar kartą labai prašome atsiliepti mačiusius eismo įvykį ir tuo metu važiavusius Ukmergės gatve ir atkarpoje tarp autoserviso Chemie bei prekybos centro Maxima pastebėjusius sustojusį automobilį. Prašome paskambinti telefonu 2 į Vilnių 233 1168 arba 271 95 18 arba 112. Vilniaus apskrities policija dėkoja, iš anksto dėkoja Jums už pagalbą.